Šiandien, gerbiama šeima, mes turim svečiuose Vainorą, kuri turi labai rimtą užsiėmimą. Senas stalas vadinasi. Tai užsiimu baldų gelbėjimu ir pradėjau nuo įvairių mažų baldelių, kuriuos rasdavau pradžioj namie kažkur palėpiai, tada pradėjau pastebinėti visokius išmestus baldus ir taip pamažu savo darbus kėliau į internetą, sulaukiau pirmųjų užsakymų ir tai galiausiai tapo verslu. Ir dabar atnaujinu pagrindę virtuvės spinteles, sieninės spintas, vidaus duris dažau. Ar čia yra profesinis kažkoks dalykas, ar čia yra toks prigimtinis? Tėvai didelį namą pastoviai remontuodavo, tai tuose remontuose dalyvaudavau ir dabar ir pati jau pradedu dirbti ir prie didesnių projektų, tai pavyzdžiui perdažau visą butą, atnaujinu. Gal man visada patiko tie prieš ir po matyti ir matydavau galimybės, kažką perdažai, atnaujini, interjerai visada patiko ir taip su laiku labai man patiko, kad išmokau įrankiais naudotis ir pati galėjau padaryti tuos dalykus, tai tada ką jau sugalvojau savo toj vizijoje, labai smagu, kad galiu įgyvendinti. Berniukai, žiūrėkit, žinot, kas čia yra? Lentyna kažkokia. Kokia lentyna? Pažiūrėkit, kas čia yra. O gal čia kokį rankšluostį galima pakabinti? Rankom nusišluosti. Prieš 11 metų, kai čia atsikraustėm, čia buvo malkinė tokia ir buvo primesta visokių malkų, visokių lentgalių ir šitas buvo išmestas. Tai aš jį 11 metų saugau, galvoju, kad vis tiek reikia kažkaip atgaivinti. Tai tikrai baldas geras, čia rankšluostinė. Tiesiog praseisim visus žingsnius, ko reikia atnaujinti baldą. Mes turim asmeninės dirbtuves ir aš dabar viską žiūrėsiu nuo pirmo žingsnio iki paskutinio. Ir po to galėsi viską tvarkyti pagaliau. Tai va, nes negulės tada 11 metų. Nes aš turiu ko užsimti, aš turiu žiurkės gaudyti ir pelės. Gerai. Tu gaudysi žiurkės ir pelės, o aš dažysiu baldus. Graži spalva buvo, šiaip iš tikrųjų. O aš nemanau, kad buvo graži spalva. Aš manau, kad čia buvo perdažyta sovietmečiu. Tuo metu, kai daugiau spalvų kitokių nebuvo. Jo, galima atskirti tuos senesnius baldus iš to, kad anksčiau buvo kelios spalvos, tokia raudona ir ruda, geltona. Tai baldą pirmiausia reikia gerai išmuiluoti, nuvalyti. Galėjot, berniukai, patikėti, kad reikia baldui ištrinkti galvą, prausti galvą. Tai žiūrėkit, net baldai prausėsi. Motyvacija ir jums prausti. Iš stalų, tai atsimenu, ant vieno stalo iš kitos pusės buvo įrašyta 1931 metai. Tai va, toksai tada skrynės esu dažius, tai jau jos tikrai 100-metės. Kartais mažas baldelis pareikalauja daugiausiai ir laiko. Galėsim gruntuoti pirmiausia, reikia gruntuoti. Tik tai dar klausimas, aš mačiau čia įvairių skylučių, ar jas užkamšom ar paliekam kaip... Paliekam. Dar prieš gruntuojant tada baldą lengvai pašiaušiam, kad pašalintume, jei kažkas prilipę. Skylės nepratrink. Naudoju šiukšlių maišą, įdedu dažymo vonelę, nereikia jo plauti. Naudosime Otex Aqua gruntą. Tik kurilas. Vieną įrankį, kurį naudoju atidaryti visom skardinėm, tai yra šaukštas. Labai gerai su juo atidaro skardines. Tai aš su juo ir atsidarinėju viską ir dar pamaišau. Bet kai kurie dažai tikrai būna tokios spalvos, kaip sakau, skanios. Tada naudosim tokį volelį. Kiek su jais dirbęs, tai man jie... Matai, kaip gudriai žiek šaukštą nuvalo. Čia taupo gruntą. Dėl tavo taupumo abejoju. Ne, aš taupiai vieną kartą vedžiau ir nebevedu antrą kartą, nes neapsimoka. Brangiai kainuoja. Ai, tik tai nebent čia jau šiuo atveju, bet jau esi mėgėjas irgi. Turėti, o po to išmesti. Laisvė, tu mokykis, nes tu perimsi dabar mūsų ūkio dažymo darbus. Gerai. Tavo asistentai bus Kajus ir Jokūbas. O čia dažyti tikrai turit ką, ar ne, kasmet? Tikrai, aš tiek čia planų turiu. Protingas dalykas yra atnaujinti baldus ir mažinti tą. Bet aš galvoju, kad čia toks gana neseniai, ar ne, atėjo. Gerbiamą Vainorą, paaiškinkit, kam reikalingas gruntas. Tai gruntas pagerina sukibimą su dažais ir užrakina įvairius nešvarumus, laką seną ir viską, ko seni baldai yra matę. Dabar kažkaip reikia pasukti.
Taip. Mane, aha, taip. O, kaip tau gerai gaunas. Taip, puikiai jau. Eisi dirb pas Vainorą. A, kaip tik ieškau nagingų vyrų. Va, šitas volelis ilgesniais šereliais man tuo ir patinka, kad prieina prie visų kampų. Bet į tokias vietas, va kaip čia, šitie dantukai, tai manau, kad Mes va šitą va šaniuką. neapseisim be. Taip. Bet čia va puikus pavyzdys, kad amžius, meistriškumas, viskas yra įveikiama. Nėra labai daug žmonių, ne, kurie imtųsi. Yra daug norinčių, bet dažniausiai kas pabando, tai tada galvoja, kad daugiau nedarys. Šitas va daug laiko užima, ne? Kartais tos smulkios detalės ir visokie kampukai, gali būti baldas didelis, bet, pavyzdžiui, kokią spintą daug greičiau galiu nudažyti negu kėdę. Čia šiaip laisvė kantresnė iš už mane Taip, galėtų aš čia. tikrai duok aš. Eik čia va pabaig. Ne, mačiau, kad duris jau nudažytos gražiai, tai gali čia pabandyti. A ne, leidi man. Labai neblogai darbuojatės, turiu pasakyti, matosi, kad turit šiek tiek patirties. Dabar jau duok Vainorai, Jokūbai, gerai? Gal kartais tų pabėgimų nesimato, bet reikia tiesiog... Pažiūrėkit, kokią spalvą. Jūdė, kokia ryški. Visą dažysiu. Taip. Bus nerealiai Aš atrodys. irgi dažysiu. Taip. Aš irgi. Taip. Nu, nudžiuvo tas gruntas, man atrodo, jau galima ranką liesti. Va čia skani spalva. Man tokia, kai prisirpus vyšnė. Brač, kokia gera spalva. Graži, labai, labai graži spalva. Tai gerai pašlapinam molelį. Latviška spalva. Kokia? Kodėl? Ne, Latvijos vėliava tamsesnė. Gerą spalvą išrinkau. Kai išdžius dar kitaip atrodys. Žinai. O paprastai tu darai savo, tai tas skylutes užtaisai. Iš tikrųjų, ne. Man tai gražiau, kai tai viskas Man matosi. irgi. Istorija tokia. Daug turim tų tokių gražių, nušlifuotų baldų. Dar dėsis antras ir trečias sluoksnis. Kartais dviejų užtenka, čia priklauso nuo spalvos. Bet žiūrint, koks yra volelis ir ką dažai, bet jeigu volelis tokiais ilgesniais šereliais, tai tada viskas vis tiek pasidengia gražiai ir vienodai. Nu gerai gaunas, vaikinai. Žiūrėkit, pas Diudę su mama pabūsit kaime kelias vasaras, įgysit dažytojo specialybę. Galėsim jau terasą šią vasarą duoti šitiem. Galėsim sukurti brigadą ir vykdyti užsakymus, o su Vainora sutartį Ir sudarysim. man duos visus pinigus. Man irgi patinka jau ryškios ir džiaugiuosi, kai klientai išsirenka ryškias spalvas. Kartais mažiau pasirinkimų yra geriau ir supaprastina žmonėm, nes taip ir būna. Kartais pas klientus atvykstu ir jie iš tos spalvų gausos nežino, ką rinktis. Kiek metų mes vedė? 36 vedybų metais pagaliau anūkai atsiperka. Labai spalva solidėja tiesiog. Man atrodo, bus daug užklausų, kas čia per spalvos kodas. M423. Čia porą nutekėjimų vaikinai padarė. Tai bus istorijos dalis. Įsiu rankšluostinę, kurią dažė mano anūkai. Gruntas labai dingsta gerai po antro tepimo. Jokių baltų prošviesų nebėra. Tada galime šituos dažyti, kad visur. Koks įdomus šitos rankšluostinės gyvenimas. Tikrai, jau jinai galvojo, kad jau viskas jai. Man atrodo, dar jinai ir atliks savo funkciją. Gal ir rankšluostis kabės, bet lentynėlės dar tikrai. Ant jau gali kažką pasidėti, tai ne tik gražus baldas bus, bet dar ir funkcionalus. Puiku. Lauksim, kol išdžius. Ačiū už pamokas. Gerai, ačiū. Sėkmės darbuose. Dėkui. Kad daugiau senų stalų grįžtų į gyvenimą. Labai geras palinkėjimas, ačiū.